Ar Putinas pagaliau pasiruošęs dėrėti su europiečiais? Paaiškinsime kontekstą ir kodėl tikriausiai tai yra dar vienas Putino žingsnis siekiant laimėti laiko. Nuo Rusijos ir Ukrainos karo pradžios didžiosios dalies Europos šalių santykiai su Kremliumi taip pat atšalo. Ukraina ir toliau sulaukė didelės paramos, tačiau dažnai Europos lyderiai bandė palikti atvirus dialogo kanalus, kad būtų lengviau užbaigti konfliktą. Vladimiras Putinas visada išlaikė tam tikrą uždarumą Europos atžvilgiu. Iš dalies tai lemia noras pasiekti tokį rezultatą, kuris vidaus fronte galėtų pateisinti daugiau nei 4 karo metus Rusų akise. Tikslas pasikeitė. Nuo siekio priversti Kijevą pasiduoti iki kuklesnio Donbaso užėmimo. Ir ne viena Europos šalis neketina aukoti tarptautinės teisės bei Ukrainos suvereniteto. Kita vertus, Vladimiras Putinas nelaiko Europos šalių nepriklausomomis, o tik Jungtinių valstijų vasalais. Todėl dėrybos su Europa gali vykti tik vėliau, kai bus pasiektas susitarimas su Jungtinėmis valstijomis ir įveiktas pasipriešinimas. Nuo tada, kai Donaldas Trumpas tapo prezidentu, Jungtinės valstijos ir Rusija suartėjo daugeliu klausimų susijusių su Ukraina. Tačiau susitarimas vis tiek nebuvo pasiektas, nes Ukraina niekada nesutiko su Rusijos sąlygomis ir sulaukė paramos iš Europos. Taip pat ir Vladimiras Putinas niekada nepakeitė savo pozicijų. Ukraina turi atiduoti Donbasą ir atsisakyti saugumo garantijų. Didelė tikimybė, kad Vladimiro Putino bandymas gali būti dar vienas vilkinimo taktika dėrybų klausimų, siekiant tęsti karą ir pasiekti šiuos tikslus. O ką jūs manote? Kaip visada, daugiau informacijos rasite komentaruose arba aprašyme.